Petras Rušinskis, žvejas Juodkrantėje. Nu, visą Kuršių neriją negaliu sakyti apie Juodkrantę tik tais. Nuotaika tai Juodkrantė gera, žmonių daug vasarą privažiuoja. O tai rudenį mes paliekam vieni patys. Keli žmonės po Juodkrantę praeina ir viskas. Nu, daug ramiau čia pasidaro pas mus. Tokia, nu, kaip sakė, nieks niekur neskuba, visi atsipalaidavę, pavargę po vasaros sezono. Nu, kad kopą saugo, tai gerai, tai tom kopom čia vaikšto, mes tai vietiniai nevaikštom kopoms. Tai jos iš karto pradeda slinkti. Nu, kiek aš žinau, kad vietiniai ar grybauti, o gauti mes galime įeiti, tik tais turėdami asmens pažymėjimą arba pasaką nors. Mums tai nedraudžia, o jeigu čia pradės po visų tą Naglių draustinę ar dar kur nors visą Lietuvą vaikščioti, tai kas čia bus? Šiaip Neringa yra ne Palanga, čia daugiau važiuoja žmonės pailsėti. Čia pramogų, nu kaip ir nėra, nu dviračių takas yra pramoga. Krantinė nauja pastatyta, žmonėms ir kur pasivaikščioti vakarais. Vakarais pilna jų krantinė yra, tai vat labai gerai tas yra. Daugiau tai trūktų gal, kad socialinių būstų, todėl kad jaunimas išvažiuoja. O ką, jaunimui čia gyventi tai nėra kur. O socialinį būstą, kaip jei pastatytų, jeigu galvoja statyti, tai būtų labai gerai. Bent jau Juodkrantėje nors vieną namą. Į Klaipėdą reikia važiuoti. Daugiausiai viską reikia į Klaipėdą važiuoti. Bankų pas mus nėra, paštas dirba labai mažai, tik tais 2 valandas per dieną. Pinigus nusimti, banką važiuoti. Priklausomi esam labai nuo kelto, nuo oro sąlygų. Nu, tiek ir tai žinom, todėl, kai jis šitai Nidiškis, o mes Jocantiškiai, nu, kiek žinojom, buvo vyrai architektas, Neringos miesto garbės pilietis, kiek atsimenu. Nu, šiaip, kiek žmonių, tai, kiek aš žinau, tai atsiliepimai apie jį buvo visai nieko čia Juodkrantėje, bent jau Juodkrantėje. Čia? Kas čia? Nu, kai iš Kuršių nerijos išvyksti, nu, po 2-3 dienų jau norės grįžti atgal kažkaip tai, nu, čia visgi namai. Nu, nors čia ne vaikams tai yra čia gimtinė, man tai ne gimtinė. Vaikai tai čia jiems gimtinė, jiems. Nu, norės sugrįžti, aišku, namai, kaip sakant, visur yra namai. Dukra Klaipėdoje viena mokinasi, o kita Kaune mokinasi. Ir nelabai aš tikiu, kad jos čia ir sugrįžtų, jos neplanuoja čia. Kad jaunimui čia kaip ir darbo nėra, visi stengiasi kažkur tai. Dabar visi į Vilnių nori. Vilnių, didesnius miestus.